Sveiki žvejai. Aš kaip visada vėl prie vandens telkinio. Bandysiu atidaryti lydekų spiningavimo sezoną. Kaip bebūtų keista, ant lydekų niekada nesikeliu anksti iš ryto, bet šį kartą norint pažuvauti reikėjo keltis anksti ryte, nes po to turėsiu reikalų. O tiek jau ir taip praėjo kelios dienos po lydekų sezono atidarimo, tai knieti labai pabandyti. Turėsiu žvejybos apie kokias geras 3 valandas. Bet ir pasirinkau tokią nedidžiulę užtvankėlę. Man pilnumoje apmėtyti, paieškoti masalų užteks. Aišku, bet tokiuose ir būna. Arba kimba, arba ne. Labai greitai jos yra nužuvaunamos, nudrožiamos, o jau kelios dienos praėjo, tai net nebijoju, kad čia mėtė, bandė daug kas pagaudyti. Šiaip šiandien pagrinde gaudysiu guminukais daugiau ir nedidžiuliais. Nėra mano tikslas pagauti ten didžiulį lydekų. Mano tikslas turėti kuo daugiau kibimų, kad praleisti maloniai laiką. Gaudysiu su savo mėgstamu spiningu, Laruso platinimu. Jau jam metų, nežinau kiek, turbūt neužmušamas spiningas, jau senai galvoju, kad reikėtų kažką atsinaujinti ir žymiai lengvesnio, kad būtų. Ir nostalgija. Ir pasimiau dar tvečinį kotelį, favoritą X1 iki 1,80 m, 1,83 m ilgio. Kelis masaliukus įsimečiau, sekliai neriančias, vobleriukas. Ką knieti labai išeiti, tai nedelsiu. Nu ką, pirmas metimas, tikėkimės tuščias. Bus tuščias, o žolių tai jau pilna. Žolių jau kalnai. Nelabai kol kas, net ir labai lengvas galvakablis. Siekia iš karto žolių krūvas. Ribokai renkasi, kaip ant tokios mažos balos. Jau darda, konkurencija bus. O pirma yra. Va, pirma yra. O, atsikabino ir gera buvo. Dar viena pirmas inkaras. Pirmas inkaras, trečias kibimas. Taip, pirma lydekaitė. Gerai, toliau pirmas inkaras, trečias kibimas. Viena buvo graži, apie 1,5 kilo atsikabino.
Ant savadžerio guminuko 10. Dar viena. Antra. O stora jau kažką prarijos. Ai, netepa. Na, kol kas tai čia net neįdomu darosi. Iš vieno inkaro. Aišku, 2 pagavau, bet kibimų turėjau jau apie 10 kibimėlio. Trečia iš to pačio inkaro nedidžiulė. O, gerai atsikabino pati. Reikia paplaukti, nes net nebeįdomu. Čia 3 pagavau iš šito inkaro ir kokie apie 10 dar kibimų buvo. Vieną tai turėjau tikrai labai neblogą, kaip į kelmą, bet atsikabino. Plaukiam link saulės. Vėjelis toks malonus, o šiaip rytas šiltas. Plauksim biškelį, čia labai kur yra ir plaukiam. Keli metrai paplaukiam, stojam, karuojamės ir žiūrom. Gal dar ir masalas pakeitaliausiu. Gal pažiūrėsim kažką kitą. Aišku, šitą masalą tai jau nuo pernai žinojau, kad jį čia neblogai ėmė, bet skonį žiūrau nepasikeitė. Ir dabar liko. O, buvo. Buvo, bet vėl atsikabino. Kad ir vėl atsikabino. Ne žuvies, ne mėsos veiksmo. Ir šitą nedidžiulė buvo jautės. Ar žuviai kabinos. Ne už žolių, va. Nu, pažiūrom be uodegos. Ant žaidimo.
ir. Be uodegos. Be uodegos. Bet nu kaip jos matomai labai įbaidytos. Kad nerija. Arba reikia papildomą trišakį užsidėti. Bet kam žalot. Nu va, viena atsikabino be uodegos, kita turiu. Nereikia čia guminukams uodegų. Bet aišku, mažiukai. O, gerai. Laukiam. Toliau be uodegos gaudam. Kam gerus guminukus gadint. Visą laiką dedu pavadėlį fluorokarboną, jau kito nežinau, turbūt neuždėčiau už jokius pinigus, nes yra buvę tokių žvejybų, kai atrodė dviese žuvaunė, vienam ežeras gyvas toks, kibimai po kibimo, o kitam nei kibimo. Ir grinai dėl to, kad vienas su fluoro, kitas be fluoro. Aišku, yra ežerų, kur neįtakoja tai fluorokarbonas, bet yra, kad žiauriai įtakoja. Gaudau dabar 4 gramų galvakablio. Aišku, kaip jeigu pasvet, nėra pas mane vienodo tolygaus traukimo, labai retai tas būna. O dabar gaudau va ant tokio va guminuko, va, be uodegio. Bet reiks užsidėti kažkaip nepadoru prieš lydekas. Sakys, skūpas. Per vieną metimą 3 kartus ėmė. Nu va, iš vis. Išsikraustė iš proto. O čia tai reiškia žaras. Vis tik jeigu žolių užsikabina ir jau supranta, kad neverta rizikuoti. Ai, va tiesiai į žolės turbūt įmečiau. Kažkas tai... ja, persimetė. Duodam štai parimt. Va čia netolimą metimoką prie žolių. Netolimas metimas prie žolių. Ir eilinė lydeka, bet jau šita gera. Būtų valgoma. Bet aš jau nevalgysiu. Nu, atsikabink. O, geralė. Paklausėjai manęs.
dar vieną, nežinau, čia kelinta jau. Jau pradedu maišytis biškai skaičių, aišku dar. Žiūru. Ką žiūru, smagu. Šienauk. Vis tiek. Kai girdės, tai vietinė jėma, čia viską. Ką nors praauklėsiu. Kažkokį dalį lydekų. Pravalysim smegenis. Kad atsargumo. O, kibimas vėl. Nu, praktiškai kartais atrodo, kad tikrai iš 2 metimų, vieno metimo tikrai būna kibimas. Nu, prisišnekėjau. O, atsikabino. Įdomu, ar viskas matosi per kamerą, ar pritraukia, nepritraukia. Nu, čia praktiškai visą žvejybą gali filmuoti, dėti, kad atsibau žiūrėti tas lydekaičių tampimas. Va, ir vėl yra. Nusakiau, kas antras metimas tikrai gauni kibimą. Tai didesnė, tai čia mažesnė, tai kol kas rimta tik vieną turėjau, kaip į kelmą persiverti ir atsikabino. Ką sužvausim to iš tas masaliukas? Na ką, žvejybą toliau tęsim. Pažiūrėsim. Kol kas kimba kaip pasiutę. Jeigu žolių neužkabini, praktiškai per 2 metimus vieną kibimą gauni. Kol kas dar nieko nekeičiu. tą vieną kaip užsidėjau,
savadžerio guminuką 10 cm. Tai ir šienaunu, atsišienausim. Na va, žolės. Atsišienausim, tada pažiūrėsim. Bet aišku, nedaug laiko turiu. Šiandien dar nusišviečia ir balios, jubiliejus. Reiks važiuoti, tai čia kiek pažuvausim. Kelias valandėlės, pasimėgausim gerai kimbančiam. O kas čia pasidarė momentas. Kamerą tik perstačiau į kitą poziciją, kad daugiau matytumėt visko ir iš karto žaras baigėsi. O ko laisvai gali būti, gal reiks perplaukti, gal jau čia visas pakrikšti jau. Nu, bet nematyt, va, kad raustų kokie lynukai ar karosai, kad judėjimas būtų kitų žuvų, kažkaip nesimato. O, yra iš karto nedidžiulė. Na, tik šokstoj. O, atsikabino. Protinga. Žolių pakabinau. O, vėl yra. Atsikabino, šuolį padarė ir atsikabino. Nu va, perėjau, va čia perplaukiau, neaprodęs dar šito savo masalo. Tai va, 2 metimai, 2 kibimai. Faktiškai. 3 metimas. Na, 3 jau neveiksmingas. Reiks į kitą pusę užmest. Va čia jau ir giliau. Biškelį. Nei ten, kur gaudžiau. Bet vis tik va žolių, tai ir dar tos tokie, nu, nemalonūs dumbliai. Aha, ir viskas. Va į tą vietą. O,
Dar yra į... Atsikabino. Nu, bet čia šiandien tai reikėtų apginkluoti papildomiais kabliais norint. Nes va tikrai buvo normalesnė vėl. Bet kai nesiruošiu aš jų imti, jokių šiandien. Aišku, nesakau, po to paimsiu lydekų, tikrai ir aš jų, nes mes mėgstam lydekas, valgom. Žolių. Dar gal ir kada pamokinsiu, kaip išdarinėti, kad neliktų jokių kauliukų, jokių ašakėlių. Draugas kadaise išmokino, šiaip lydekos nevalgiau, bet sakė, išmokinu, bet niekam nerodyk, nes visi pradėsim lydekas. Nu va. Iš tikrųjų porą valandų tokios žvejybos ir jau padeda atsibost. Kibimai po kibimo. Arba kibimas, arba žolė. Arba kibimas, arba žolė. Išsikabina. Normalesnė iškyla, jei vėl nesikabins. Štai. Jau legali daugmaž būtų. Kūdos neprivalgė. Atsikabino, žolaisi įnešė. Vėl yra. 3 metimai, 3 lydekas. Atsikabino. Tik atplaukė į naują vietą. Jau ne į naują, va. Ir, atsikabino gerai. Nereiks pačiam atkabinėti. Ryte tai buvo išvis žiauru. Kam sakyt, kas antras metimas, kibimas. Maždaug 2... Svarb dabar, kas metimas gaunasi. Gaunasi kas metimas.
Va, žiūrim, gal trečias metimas. O, trečias metimas. 3 metimai, 3 kibimai. O, atsikabino. Nu, bet spagama. Gerai, bandom 4 metimas. Ne, jau 4 tuščias. Apsėdo. Ne, yra 4 metimas, 4 žuvis. Ama, dar iššoko. Pasaka. Tiesiog pasaka. 4 metimai, 4 kibimai. Jau net nebenori, kad kibtų. Keturi metimai buvo, 4 kibimai. Dabar 5 tuščias. Va, ir gerai, kad atsikabino. Tos nereikia rankų purvintis. Nežinau, va, žvejybą jau ir baigsiu. Laikas namo važiuot. Geras 4 valandas pažuvavau. Na, gal daugiau nei 4.